Ir tada va pristatau Linutę. Va įjungsiu kamerą, palauk, kaip čia padaryti. Nežinau, kad tu matytumėsi. Tu sėsi čia. Ir tada trumpai apie produktus ir biškai įsiterpsim kiekvienas, o paskui galėsiu, kas iš jūsų yra užsiregistravę, bet, pavyzdžiui, norėtų biškai apie marketingą daugiau sužinoti, ar yra to. Norėsit, ar ne? Tai vis tiek trumpai pasidalinsim ir apie tai. Tai labas vakaras dar kartą. Būna netikėtų atvejų ir turbūt nieko blogo, ar ne? Mes visada randam išeitį. Ir šiandieną turbūt tiems, kurie čia atėjo ir susirinko ir prie mūsų Zoom ekranų, reikia išgirsti nuodugniau apie mūsų produktą Yes Global. Ir tą mes šiandieną ir padarysim, ar ne? Tai mes, kas žinot, kas nežinot, mes turime savo produktų arsenale trijulę, tai yra produktai, kurie veikia sistematiškai, kurie atstatinėja, regeneruoja mūsų organizmą tam, kad jisai veiktų, atsistatytų ir veiktų pats be labai daug papildomų tų ramentų, kurių mums reikia kiekviename gyvenimo etape, kada jau pragyvenam tam tikrą etapą ir jaučiam, kad mūsų kūnas kažkur tai nebevažiuoja taip, kaip reikėtų, kai sakau, kaip mašina, ar ne, kurą pilam į mašiną, taip ir į save kažką mes turime įdėti teigiamo, naudingo, kad mūsų organizmas veiktų ir funkcionuotų gerai. Ir mes susiduriam su įvairiais faktoriais ir stresą patiriam, ir maistą valgom ne visiškai kokybišką arba skubėdami ir taip toliau, žodžiu, jau žinom visą tą istoriją, ne? Mūsų ląsteliai dažnai trūksta deguonies, per prastai kvėpuojame, per mažai geriame tinkamo vandens ir ką apie šiandieną nenorėjom pakalbėti, kodėl tas vanduo yra kokybiškas, labai svarbu, kaip jį atskirti. Žodžiu, mes edukuojamės labai plačiai ir iš tikrųjų vanduo, jeigu pakalbėjusi, vartojant mūsų produktus, labai yra svarbus. Ir ypač vartoti tokį šiltesnį vandenį, ne? Dėl to, kad vanduo jis padeda ką daryti, detoksikuoti visas medžiagas, padeda mūsų kepenims, filtracijos metu geriau, inkstams labai reikia. Mūsų smegenys, jeigu geria mažai vandens, galva gali pradėti skaudėti, vyksta dehidratacija. Žodžiu, dauguma iš tikrųjų pamiršta gerti tą vandenį, mažai jo geria ir ypač žiemos laikotarpiu. Ir tai tikrai turi įtakos ir odos grožiui, ir sėdim, dirbam įvairiuose, kaip ofisuose, ar ne, per mažai to gryno oro. Ir tikrai rekomendacija dažniau atsidaryti langus ir tos drėgmės savo daugiau duoti, ar ne? Tai labai svarbu sąsajos su mūsų Yes Global produktais. Ir kodėl tie produktai mūsų tokie ypatingi, ar ne? Pirmiausia, aš kai sakau, tai yra tokia alchemija. Tai yra alchemija, tai yra tokia puokštė, kompozicija produktų, kur tikrai aš kiek analizuoju, kiek pati dirbu su įvairiais produktais, aš matau, kad daugiausia būna produktų kompozicija 5-6 maksimum maždaug ingredientai. Ir tai yra labai svarbu ir neperkrauna, sakykime, gamintojai, nes tas pats produkto žaliava labai svarbu, kaip jisai pakuotas, kaip jisai patenka į mūsų žarnyną, nes mes būna geriam ir kapsulėm, ir tabletėm, ir taip toliau, reikia kepenims ilgai dirbti, filtruoti. Koks produkto yra, sakykime, ar tai yra sintetinis, ar pusiau sintetinis. Vėl mūsų organizmui labai daug reikia dirbti, kad išfiltruoti iki tinkamo pasisavinamo lygio, kad jisai būtų bioaktyvus, kad mūsų ląstelė išgirstų ar ne tą sąskambį ir priimtų tą produktą.
tikrai toli gražu ir aš tiek žmonių esu ir pratestavus, ir prakonsultavus, žmonės turi didelius, kai sakant, resursus, tų papildų įvairiausių ir jie tikrai ne visi tinka ir labai svarbu atsirinkti. Ir čia mes turim produktą, kuris tinka mūsų ląsteliai. Mūsų ląstelė išgirsta tą sąskambį, ar ne, to produkto, už tai, kad jisai yra augalinis, kad jisai yra augalų ekstraktų pavidale. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai yra susmulkintas iki mikro lygio, kad jis išlaiko tas miltelis savyje visą augalo informacija, tai yra vitaminai, mineralai, antioksidantai, omega riebiosios rūgštys, jeigu tai yra atitinkamas augalas. Tai yra viskas, kas čia yra įdėta, tai yra natūralu iš gamtos, ar ne? Taip pat čia yra, aš dabar rodau, kolongardas, tai yra mūsų žarnyno, virškinimo sistemos, kepenų ir šiaip apskritai bendras atstatymas organizmo. Tai yra atsistatom savo žarnyną, įsivaizduojam, kiek pas mus yra žarnyne, tuose reveliuose kaupiasi, užsistovi tie visi toksinai, užsistovi tos medžiagos, kurios, sakykime, būna viduriai užkietėję, nepasišalina. Kiek intoksikacijos yra, jeigu yra žarnyno pralaidumas ir patenka į kraują visas ta nešvara, kaip gal pavadinsim, tas toksiškumas, ne, žmonės jaučia ką? Smegenų rūką, jaučia nuovargį, pyksta, nerimo priepuoliai. Visa tai veikia į mūsų smegenis, ne? Tai mums labai svarbu, kad mes savo žarnyną valytumėm, nes iš tikrųjų, kada išgeriam šitą kolongard, aš nežinau kaip jūs, bet aš tikrai pasijuntu tokia ramesnė, geriau miegu iš tikrųjų. Tai dėl to, kad čia eina ir gerosios bakterijos, ir fermentai, ir amino rūgštys. Visa tai, ko reikia mūsų sistemai, ne? Nes fermentai reikalingi, kad kasa geriau veiktų, kad neiskaidytų baltymus, riebalus, angliavandenius, kad mūsų tulžis geriau veiktų, kad nutekėtų, ar ne, tai reiškia, kad detoksikacija kepenų geresnė vyktų. Ir tie procesai su laiku jie stringa, nuo 50 metų stringa limfinė sistema. Jeigu mes nepadarom, sakykime, jau fiziologiškai, natūraliai, limfinė sistema žemėja, ar ne? Lėtėja, taip sakykime, nevyksta tie detoksikaciniai procesai tinkami. Ir mums kas labai svarbu? Mums labai svarbu kvėpuoti, labai gerai kvėpuoti, gerti vandens pakankamai ir tinkamai maitintis ir gauti į save tinkamas maistinės medžiagas, kurios yra biologiškai aktyvios ir pasiekia mūsų ląstelę. Tai vat, kada vartojam, kada prasivalome žarnyną, tai žinokit, kad tai turi įtakos ir hormoniniai sistemai. Ir moteris patiria jau menopauzėm, premenopauzėm laikotarpį, patiria ir karščio pylimo bangas, ir tą blogą nuotaiką, ir svoris auga, ir tinimai darosi dėl to, kad kepenys nepakankamai gerai detoksikuoja estrogenus ir taip toliau. Tai vat mes padedam savo žarnynui, ne, savo visam virškinamajam traktui, kad būtų geresnė nuotaika, kad būtų geresnė savijauta, kad gamintųsi tas serotoninas, melatoninas. Tai va čia sistemos dalis antra, tai yra nervų sistema. Tai yra smegenų ir žarnyno ašis. Tai veikia raminančiai mūsų nervų sistemą kortizolis. Jeigu žmonės dažniausiai būna, turiu tokių klientų, kurie daug dirba, turi tikrai darbą, kuris yra galbūt pamaininis, kur daug streso reikalaujantis. Ir tai yra nuolatinis kortizolis, tai yra silpninimas antinkščių, tai yra antinkščiai dalyvauja hormoninėje sistemoje, kada jau vyksta menopauzinis laikotarpis. Tai yra labai svarbu pasiruošti jam jau nuo pat jauno amžiaus, reikia nervų sistemą stiprinti, nes mes gyvenam labai įtemptam laikotarpį, labai dėlį reikalavimai ir vaikams, ir jau paaugliams galima duoti, mažiem vaikučiam, net po 4 galima, nežinau, čia pagal situaciją.
Bet čia yra nervų sistemos atstatymas, kadangi tai yra ir šafranas, ir valerijonas, ir pasiflora, ir melisa, ir B grupės vitaminai iš tų pačių augalų įeina, antioksidantai. Ir visa tai, ką mes, kaip sakant, raminam, tvarkom ar ne, tai padeda mūsų ir žarnynui, čia vat, jie kartu vartojam. Ir toliau, aš kai visada sakau, aš tai taip sakau, pradedam vartoti nuo šitų, po kelių dienų jau įjungiam Sunrise. Sunrise'as tai yra mūsų, nu, čia jau viskas, čia yra grožis, čia yra visiškas regeneracija, čia yra atsistatymas visos mūsų sistemos, restartas. Kai sakau, mums reikia restarto, pavasaris, dabar norim būti visos gražios, būti lieknos ir taip toliau, bet reikia biški padirbėti, ane? Ir maistą pareguliuoti, ir laiku atsigulti, ir laiku, kaip sakant, mankštelę padaryti, ir pakvepuoti. Ir čia autofagijos procesą, tai reiškia, kad mūsų ląstelė regeneruoja į jaunystę. Čia įeina nikotinamido mononukleotidas, kuris duoda tą impulsą iš ląstelės į ląstelę, kad telomerai tie, kur mūsų ilgamžiškumą, kaip sako, ilgina, ar ne, telomerai, jeigu jie trumpėja, tai ir gyvenimo trukmė trumpėja, ne, žmonės greičiau sensta, o čia va mes ką darom, ilginam. Ir čia įeina obuolys, kuris auga Šveicarijos Alpėse, jisai nukritęs nuo medžio nesensta pusę metų. Tai reiškia, kad tai įrodymas, ar ne, kad augalo kamienio struktūra gali veikti žmogaus kamienio struktūrą ir jai padėti atsistatyti, sukti tą ratelį, augti viršų ar ne, nekristi žemyn. Aišku, dar labai priklauso nuo mūsų minčių, nuo mūsų emocijų, nuo mūsų pozityvumo arba negatyvumo, ar ne, kaip mes reaguojam. Viskas kuria mūsų grožį ir sveikatą. Tai kai vartojame šitą visą tą trijulę, ar ne, mes tai padedam ir mintis tada ateina geresnės, ir idėjos gražesnės, ir nuotaika geresnė, ir svoris pasikoreguoja, ir tikrai yra moterų tarpe, kurios sumažino kūno apimtis, jos gražėja ir jaunėja. Žodžiu, šitas produktas iš tiesų. Tu vesk, aš biškai padarysiu, kad geriau matyti. Taip. Tai va, ir toliau mes kalbam ir apie hormoninę sistemą, ne? Mes kai pradėjom kalbėti, kad visi šitie produktai jau jie prisideda prie hormoninės sistemos regeneracijos, atstatymo, gerinimo, bet labai viskas svarbu, kad vyktų viskas kompleksiškai, ar ne? Įsivaizduojat, kaip vyksta procesas. Reiškia, mūsų hipotalamusas gauna informaciją apie mūsų būklę ir siunčia informaciją į hipofizę. Hipofizė siunčia hormonus į visas mūsų reikalingas struktūras, į skydliaukę, į pieno liaukas, į antinkščius, į kiaušidės, į kiaušinėlius, žodžiu, visur siunčia, ar ne? Ir jeigu gauna informaciją, kad kažkas ne taip, ne, vienur, žiūrėk, kodėl skydliaukės arba hiper, arba hipo, ne, tai nedadavė, nes kažkas ne taip, ar ne, kažkas tai yra, bet tai susiję yra ne tik tai su fiziologija, tai susiję su mūsų išgyvenimais, su mūsų požiūriu, su mūsų, žodžiu, labai daug dalykų. Tai kai mes pradedam tvarkytis, ar ne, su šita trijulė, pradedam mitybą reguliuoti, pradedam savo gyvenseną reguliuoti, labai gerai padeda Alpha-Max V. Moterims, kurioms yra premenopauzinis laikotarpis, menopauzinis jau prasidėjusios karščio bangos, labai tinka šitas produktas. Tinka moterims, kurios, moterims, jaunoms moterims, kada yra mėnesinių ciklo sutrikimai, bet iš pradžių labai rekomenduočiau pavartoti tą trijulę. Už tai, kad tie sutrikimai ir yra dėl kepenų veiklos sutrikimų, dėl nervų sistemos ir kepenų veiklos sutrikimų. Tai kai mes atstatom visą šitą sistemą, tada ir šitas dar geriau, dar labiau gali padėti. Ir jeigu yra šlapimo sistemos sutrikimų, jeigu yra dažni peršalimai, įvairios grybelinės infekcijos, labai stipriai šitas produktas gali pagelbėti.
Tai yra labai daug atvejų, kai pavyzdžiui, sakykime, kada jau menopauziniam laikotarpiu ypač pradeda darytis visokie darinukai, cistos, miomos, endometriozės ir taip toliau, tai va šitie visi dalykai, jie labai svarbus dėl visos sistemos, nu, sakykime, atstatymo ir jeigu yra sutrikimas, tai tie dalykai ir vyksta. Tai mes būtinai turim savo sistemą kažkaip restartuoti, ar ne? Ir mes tą darome su šia nuostabia sistema produktų. Aišku, aš visada sakau, nėra vienodų žmonių, nėra vienodų situacijų, amžius lemia, amžius, turimi sutrikimai, genetiniai polinkiai ir taip toliau. Galbūt kažką jums reikės dar dadėti, jeigu jūsų situacija yra labai sunki. Bet visumoje tai yra labai geras derinys save, ypač labai gerai padeda jaunesnio amžiaus. Labai greitas poveikis yra ir aš noriu pasakyti, kad toks jaunimas, kuris jau baigia mokyklą, jau turėtų vartoti šitus produktus. Jau turėtų pradėti, nes jie labai daug patiria įtampos, pas juos labai daug reikalų, jau jie gyvena tokį gyvenimą, kai mes baigiam mokyklas dar 10 metų taip negyvenom. Jau jie ir dirba, jau jie turi normalius darbus, jau jie žino, kaip ką veiks, kaip ką darys, jau jie, žodžiu, labai aktyviai gyvena ir susiduria su kita situacija. Tai va, tai žodžiu, šie produktai tikrai padeda pagal kiekvieną galima atsirinkti. Ir dar toliau mūsų linijoje yra ir probiotikai, tai probiotinės bakterijos, kurios, nu, čia jau niekam turbūt nepaslaptis, ar ne, kad jos labai svarbios mūsų organizmui ir tada, kada prasivalom savo žarnyną, paraminam, mes galim įtraukti probio C. Ir probio C yra, jisai tinka visiems, jisai tinka mažiems vaikučiams, susirgot, jaučiat, kad gerklytė kabina, imunitetas pasilpęs. Čia įeina 15 rūšių probiotinių bifidorlaktobakterijų. Tai yra labai svarbu, kurios net atsparios mūsų skrandžio rūgščiai. Nes skrandžio rūgštis, jinai viskas, suardo, ar ne? Tai čia ir įeina tos bakterijos, kurios ir atsparios yra. Taip pat įeina vitaminas C, įeina cinkas, tai yra imunitetas, įeina šiek tiek mineralų, jau matau, kad čia yra įdėta, elektrolitų, taip pasakius. Tai čia visos amžiaus grupėms tinkamas produktas ir tikrai turim savo erdvėje labai daug atsiliepimų ir galbūt šiandien net ir pasidalins kažkas, ar ne, apie poveikį. Gurkšnojam vandenuką ir toliau kalbam apie produktą ir galiu pasakyti, kad turim dar vieną produktą, vat man čia visą aušrą duoda. Jotfleksas tai yra mūsų judėjimo džiaugsmas. Dauguma susiduria su tom bėdom, net jau jaunų žmonių tarpe, skundžiasi, kad traška kojytės, braška, ar ne, jau tūpiant darant pritupimus, vėl per mažai geriama vandens yra, per negaunami kažkokie tai vitaminai, mineralai ir jaunam amžiuje, tai galimai tik tai dėl šitų sutrikimų, bet eigoje, kada sutrinka fermentinė sistema, kada nepakankamai kasa išskiria fermentų, kada yra apkrova grybelinė, bakterinė, nesvarbu kokia, ar ne, tokiu atveju nevyksta tinkami procesai, tulžis nepakankamai išsiskiria, ar ne, jinai nesudegina tų visų, sakykime, parazitinių mikroorganizmų, kasa nepakankamai ir tie visi parazitiniai mikroorganizmai, jie pradeda kauptis tarp sąnariniuose tarpuose. Jie duoda įtaką, tikrai duoda įtaką ir
atliekant rezonansinį tyrimą, matosi akivaizdžiai, kad tai yra. Aišku, gali būti ir įvairūs kiti dalykai, bet kada prasivalom savo organizmą su sistema mūsų šitą ir įjungiam J-flex, tai yra labai geras derinys, priklausomai nuo įvairių skausmų, kokie yra ir nuo amžiaus, vartojame ilgiau, kitiems 1-2 buteliukai žiek padėjo ar ne, kitiems galbūt bevartojant šiek tiek gali iškelti problematiką, gali paskaudėti kažkur, tai bet su laiku praeina. Dėl to, kad vis tiek visos ligos, visi simptomai išeina per paūmėjimą ir šito nereikia bijoti. Visada būna pakilimas, kada kažką vartojam, būna, kad ir paberia, ir gal dažniau tualetą lakstoma, ir paprakaituojama. Žodžiu, įvairūs simptomai gali pasiekti. Tada šitie simptomai krenta, jie pakrenta, pamažėja. Paskui jie šiek tiek aukštėja, ne, bet jau ne tiek. Ir va ta va tokia kreivė ir va tai eina, reiškia, ir mažėja. Liga, viso simptomatika taip ir išeina. Po biškuliuką, kada ta kreivė mažėja. Lėtiniai įvairūs susirgymai visada išeina, pasišalina lėčiau. Ūmus visada greičiau. Tai vat, jeigu turime lėtinių, dažniausiai pas žmonės yra reikalingas ilgesnis kelias, ilgesnė savęs priežiūra, daugiau meilės savo, daugiau rūpesčio ir dėmesingumo. Tai J-fleksas turi savo tokią unikalią formulę. Čia įeina ciberžolė, boswellia, gliukozaminas, MSM ir mKIR formulė. Boswellia iš viso labai yra stiprus augalinis ingredientas, kuris jį galima net kaip ir vieną gerti, jisai turi labai didelį uždegimą mažinantį poveikį. Jisai labai daug dalykų tvarko mūsų organizme, net kaip vienas produktas. Pirmiausia, uždegimą mažina. Galima duoti ir net, sakykime, boswellia, jeigu yra kažkokie tai net nerviniai sutrikimai, žodžiu, įvairūs susirgymai, kurie boswellia tinka labai daugam. Ne? Tai čia konkrečiai einame į sąnarius. Ciberžolė irgi žinome, ne, kad ciberžolė jinai turi antioksidantas labai stiprus, net onkologinėse situacijose rekomenduojama naudoti, nes mažina uždegimą, mažina tą visą progresiją. Ir gliukozaminas ir MSM, tai yra siera, jinai sutraukia visą tą lipni tokia medžiaga, kuri sutraukia iš mūsų organizmo visą tą nereikalingą, sakykime, toksiškumą ir padeda pasišalinti iš organizmo. Tai irgi yra labai labai svarbu. Ir mKIR formulė tai yra unikali formulė, kuri yra pagaminta, kiaušinio apvalkalėlis yra šitos balta ta plėvelė, ar ne, tai būtent iš jos ir yra padaryta ta mKIR formulė, kuri turi labai stiprų poveikį ir kartu veikia kada veikia visa sistema, na, labai labai geras yra efektas. Ir žinau iš mūsų tarpo, kas yra sąnarių persodinimo ir operacijom eilėse, ar ne, kažkas tai irgi jau yra pasišalinę iš tų eilių, kas turi net sausgyslių, sakykime, ten įvairūs susirgimus, sunku vaikščioti, žmonės, kurie lipa laiptais, jau turi lipti tiesiog pasirėmę į turėklus, lipa normaliai. Žodžiu, yra labai daug atsiliepimų, taip kad ir profilaktiškai labai labai rekomenduoju prie visos mūsų sistemos pavartoti, o tie, kas turite problematiką, vartoti ilgiau, ir 4 dėžutės, ir 5, ir 6, kol pajusite, kad atėjo pagerėjimas, bet pagerėjimas tikrai ateis. Ir toliau vyrai, pas mus vyrai taip pat yra nenuskriausti ir labai labai laimingi.
Tai kada vartoja vėl, galiu pasakyti, visą sistemą, ne, mūsų atsistatymo ir dar dadeda Alprime yra toksai produktas, iš čia turbūt jo neturiu dėžutės pavadinimas Alprime yra, jisai skatina testosterono atsistatymą organizme. Suprantame, kad kada vyras pilnėja ir pasididėja pilvas, ar ne, nuo mitybos, galbūt nuo mažo judėjimo, nuo netinkamos mitybos. Tai reiškia, kad ir plinka, ir pilvas didėja. Tai reiškia, kad mažėja testosteronas, mažėja koncentracija, norisi mažiau judėti, grįžti namo, atsigulti prie lovos, prie televizoriaus ir tai toks vaizdas, nu, jis, jis būna dažnai dėl to, kad žmogus jau nebeturi resurso tiesiog. Jam reikia pailsėti, ar ne, nes po darbo dienos kažkaip atsipalaiduoti. Yra kitų būdų, aišku, bet labai svarbu, jeigu jau pradedam save sveikatinti ir tikrai Alpraimas daugam suteikia tą antrą kvėpavimą, kaip pasakysiu, gyvybingumą ir koncentracija, ir lytinė funkcija pagerėja, uro sistema, visa šlapimo sistema, prostatos lygų profilaktika labai, labai gera ir labai daug gerų atsiliepimų turime. Tai Alpraimas yra ir kitas Alfamax M+, tai yra jau vyriškumo, lytinės funkcijos atsistatymui, potencijos gerinimui. Tai vat būtent yra šitas produktas ir dauguma vyro naudoja, jis yra labai labai efektyvus, net nerekomenduojama, net po visą, čia yra tik tai 7 tabletėlės, jis yra, galima jį net po puselę, po ketvirtuką įvairiai vartoja, reikia pasižiūrėti, kaip veikia kiekvieną, bet atsistato tas visas vyriškas pasitikėjimas ir tai yra labai svarbu, kad ir moteris, ir vyrai turėtų tą viską, ką mes gavome iš gamtos, ar ne, mes galime džiaugtis vieni kitais, ar ne, ir tą džiaugsmą ir realizuoti kažkur tai ir pasaulyje, veikloje ir galiausiai nukreipti jį į savo kūrybiškumą. Tai būtent šie produktai jie tą ir padeda daryti. Na ir dar turime Probio D, tai yra unikali dantų pasta, kuri yra be fluoro, tai yra labai svarbu, nes užfluoruoti esame visi nuo pat vaikystės, nuo pat mažų dienų ir aišku, pasitarnauja ir tas fluoras, bet ir ką daro, tai yra mūsų kankorėžinė liauka užkalkėja su laiku, jeigu labai daug naudojame fluoro. Ir tai, ką daro, mūsų smegenys nebesugeba, mūsų sensorika nebėra tokia jautri, nes žmogus iš prigimties jisai yra jautrus ir sensoriškas, kad jisai galėtų būti intuityvus, kad jisai galėtų suprasti, ar čia jam reikia to dalyko, ar nereikia, kad jam nereikėtų klausti pas kažką, tai ar čia man taip elgtis, ar čia man taip elgtis. Va tas labai svarbu, nes kai kankorėžinė liauka yra užkalkėjusi, žmogus tampa tarsi valdomas, ar ne, jį galima lengvai paveikti kažkuo tai, ar ne, įbauginti, jisai tampa stresuotas ir neramus, blogai miega, jis visko bijo, jis negali eiti į priekį, žingsnius daryti, būti va toksai, kaip sakoma, vadas savo gyvenimo. Ir tai yra labai svarbu, ypač vaikams, mažiems, kurie tik tai auga, labai svarbu, kad būtų tinkama sistema paduota, ne? Tai vat čia yra, šioje dantų pastoje nėra to fluoro ir jinai yra su probiotikais. Tai probiotikai mums reikalingi ne tik tai žarnynui, bet ir mūsų burnai, mūsų vidiniai burnos terpiai, nes ten irgi yra
probiotinė struktūra, kuri apsaugo mūsų visą gleivinę ir sukuria barjerą, kuris toliau nebekeliauja, kai bakterija nu, neįtakoja tiek mūsų, ar ne? Tai yra labai labai svarbu. Aš, pavyzdžiui, galiu parekomenduoti iš ryto, kada atsikeliat, galit nusipirkti kokosų aliejaus. Būna tiesiog jis sušalęs, šaukštelį kokosų aliejaus į burną ir okay, jis kol ištirpsta, jūs iš ryto dar net negėrę vandens, ištrauksit iš savo burnos visą tą, kas nusėdo ant jūsų gleivinės ir išspjaunam. Tada skalaujam, tada valome su probioD dantukus ar ne ir va, turim tą tikrai gerą efektą. Mes galim pasitelkti iš gamtos įvairius dalykus, ar ne? Galim naudoti prasiskalavimui įvairius kitus dalykus, kaip pavyzdžiui propolis ar ne, ir taip toliau. Bet va šie visi produktai, jie kaip sinergija veikia, ar ne? Reiškia, kompanijos kūrėjai, jie ką padarė? Jie padarė struktūrą kompanijos kūrėjai, kompanijos produktų kūrėja daktarė Chen, jinai būtent sujungė visą tą sinergiją ir aš sakau, čia aš žaviuosi tą unikalią produktų kompoziciją, nes čia eina po 14, po 15 ne, ingredientų mes turime, tai čia yra labai unikalu, suprantat, mes turime tokią puokštę produktų. Nu, ir jeigu mes dar vartojame visus 3, sakykime, viename, tai čia wow, čia yra tikrai wow ir tik tai mes turime padėti savo kūnui. Pirmiausia, tai yra cirkadinį ritmą tvarkyti, tai yra laiku gultis, atsikelti tada anksčiau, ne? Pasivaikščioti prieš miegą, jeigu jūs jaučiat, kad pas jūs yra nervinė įtampa. Vėdinti kambarį, miegoti visiškoj tamsoj, užtraukti visas užuolaidas, jeigu pas jūs eina tas šviesa kažkokia, užsideda tos ant akių, garsai visi, pasistengti dėl savęs susikurti savo tokią terpę, kad jums būtų komfortas, kad jūs nebesiblaškytumėt ir jūs, jeigu jau miegat, tai ir miegat, ar ne? Reiškia, prieš miegą jokių telefonų, jokių žiūrėjimų tenais ar ne, Facebookai ir skrolinimai, visa ta informacija lieka pas mus, mums lieka, nusėda mūsų informaciniam lauke ir tas produktas jis tada dar daugiau turi stengtis, ilgai stengtis ir ne visi gauna tą rezultatą tokį greitą, už tai, kad jie nedaro pagalbos savo iš to, ką gali padaryti nemokamai, suprantat. Tai yra labai svarbu padaryti ritualą, pavyzdžiui, pamirkyti kojas vakare magnio druskoj arba paprastoj druskoj. Šiltas vandenukas, tai yra terapija ir kūnui, ir sielai. Pasiima žvakytę, uždega liepsnelį ir žiūrit į ją. Tai nuvalo visą informaciją, išvalo jūsų visą informacinį lauką, nuramina liepsna, ugnis, ne ką daro. Tai visi šitie dalykai, jie tokie kaip holistiniai, ne, reiškia, kaip mes galim save stiprinti įvairiais būdais, be kažkokių tai dar, nežinau, papildomų priemonių. Viską galim daryti, pajudėti, pasportuoti, prasitampyti iš ryto, ar ne? Išeiti pasivaikščioti, atidaryti langą, sutikti saulę, kuri dabar jau pradeda šviesti, išeiti į lauką, kam tinka nusimauti batus, pastovėti ant žolės, paprastai ir ne, kad energija, kojos gauna energiją iš žemės. Tai per kojas ateina energija, mūsų ryšys nutrūksta su žeme ir žmonės dažnai būna neįsižeminę, reiškia, skraido kažkur aukštai, reiškia, negali aktyviai veikti, daryti, judėti, reiškia, kažkas tai ne taip galvoja, rūkas ir taip toliau, reiškia, mes išskridę būna, jeigu ypač aukštose žmonės gyvena, būtose, kur didelė aukšta konfiguracija, labai svarbu mums būti ryšyje su gamta. Ryšio su gamta reikia, ar ne dabar, išeiti iš ryto, pasimėgauti tais pumpurėliais,
kaip gamta bunda, ne, pajausti, kad jūs esate gamtos dalis, mes esame gamtos dalis, suprantat, va čia yra gamta ir jūs einate į lauką ir jaučiate, kad jūs turite tą ryšį su ja ir tada kūnas girdi ir ląstelė, jinai gyva yra, jinai viską girdi, jinai viską jaučia ir jinai tada sako, aš atsiveriu tau gyvenime, pasaulyje ir aš imu tada tą viską, kas labai labai reikalinga man. Tai va, tai dėl to ir žarnyno pralaidumas darosi už tai, kad ten viskas susipjūna, kažkas negerai yra, ląstelė nebenori nieko priimti, nebenori girdėti, jai reikia meilės. Ir jūs tą meilę duodate savo. Iš ryto apkabinkit save, pabandykit pasimasažuoti, pajausti, kaip mano čia tas kūnas, labas rytas jam pasakyti, pilvo masažą pasidarot, prasisukiojat, prakvepuojat, ane? Ir taip tada bus geriau, bus diena geresnė, ne? Tai va, tai aš manau, kad šiandien paskaita ne apie vandenį, bet vanduo yra labai svarbu, žinokit, ir supraskit, kad mūsų kūnas didžioji dauguma sudaryti iš vandens. Tai nereikia to vandens lieti tiek į save, jeigu jūs negalite jo ten jau tiek gerti ar ne, kiek galbūt reikalauja jūsų kūno masės indeksas, bet būkime kaip ta gėlė, žinot, jeigu jinai yra ilgai nepalieta, jinai uždžiūsta. Ir jūs jau, kai ją laistot, tas vanduo bėga per viršų, reiškia, taip ir jūs, ne, jeigu jūs uždžiūvęs, tai jūs ir nenorite to vandens, nes jūs ten nepriima. Tai jūs po biškį darot, gurkšnelis po gurkšnelio, sėdėdami, geriat šiltą vandenuką. Iš ryto labai rekomenduoju druskytės ir citrinos. Druskytės šiek tiek citrinos susimaišot, gaunate elektrolitą. Elektrolitą gaunate, jūs iš karto energijos daugiau turėsit. Suprantat? Ir mūsų kūnas prakvepuoti, prasijudinti visą savo vieteles, ar ne, kad limfinė sistema mūsų geriau judėtų. Ir tada ir vanduo geriau įsisavins, ir maistas, kurį mes iš Yes Global gauname, irgi įsisavins. Tai ačiū Jums uždėmesį, toliau perduodu. Nėra ką pridurti, Linutė pakalbėjo, labai visiems ačiū. Tai aš įrašą stabdau, o